Dėžutė vis dar pas mane, 100 eurų viduje. Atvarėm į Šiaulius, pažiūrėti, ar šiaulietis bus pirmas, kuris ją atidarys ir pasiims 100 eurų prizą. Labą dieną, turiu galvosūkį. Kas išspręs galvosūkį 100 eurų viduje, galėsit pasimti. Tai aš matau. Nenori pamatyti? Jo, reikia atidaryti tiesiog dėžutę ir laimėsi 100 eurų viduje yra įdėta. Buvom Vilniuje niekas nedarė, buvom Trakuose niekas nedarė. Pažiūrim, ką Šiauliai gali. Suklijuota man. Ne, nesuklijuota. Nesuklijuota. Prižadu, kažkas vyksta. Jeigu sulaužysi. Sunku sulaužyti. Nežinau. Nu, Dovilė paskutinis bandymas. 3 pačios protingiausios Šiaulių merginos bando atidaryti dėžutę. O tai jeigu kažkurį dabar atidarytumėte, tai pasidalintumėte, ar problemų nebūtų? Ne. Pietų kaip tik einam. Palauk, čia reikia gudriai. Drapšas eurų. Dėl ko? Viskas? Jeigu atidarysi šią dėžutę yra 100 eurų. Ar norit pabandyti atidaryti? Nenorit? Gerai, no problem. Sveikas, ką tu? Pasirašyt ant gipso? Jo, Tai aišku, kaip čia ranką susilaužiai? nesusilaužiau. Galėsi mokyklai parodyti. Dėkui. Dėžutė yra 100 eurų. Ar sugebėsit atidaryti? Galite pabandyti, prašau. Jūs dabar atsakingos už visus Šiaulius. Jeigu jūs neatidarysite, tikriausiai niekas neatidarys. Jeigu manęs dabar taip paklausų, aš irgi neatidaryčiau šiaip. Labai lengva, bet ir sudėtinga. Tai viskas, pasiduodat? Ačiū tada, kad dalyvavot. Sveikinu. Sveikinu. Nieko nelaimėjau, tai vis tiek sveikinu. Labas. Turim galvosūkį. Viduje yra 100 eurų. Jeigu sugebėte daryti, tavo pinigai. Nori pabandyti? Davai. Važiuojam. Būsi pirmas iš 3 miestų, kuris atidaro. Būtų gerai. Būtų labai gerai. Atrodo, kad prikaltas biškiam šonu. Ne. Dirbi mokiniesi? Dirbu. Po darbo? Per pertrauką? Ne, su kolegom iš tikrųjų išėjau susitikti. Mano sportinis interesas iššoko, žinai. ADHD, lupa. Ne, žinok, duosiu visgi. Viskas gyti, pasiduodi. Ačiū tau tada. Įdomu. Labai malonu buvo. Nu ką, Hebra, dėžutė vis dar uždaryta. Šiauliai, kaip ir Vilnius, kaip ir Trakai, nesugebėjo atidaryti šios paprastos mažos dėžutės. 100 eurų vis dar viduje, važiuosim toliau per Lietuvą ir žiūrėsim, kuris miestas vis dėlto pirmas atidaro dėžutę.